10 vieta – Kryžių kalnas. Manoma, kad Kryžių kalnas atsirado po 1831 metų sukilimo, kai carų valdžia žiauriai susidorojo su lietuvių sukilėliais. Žmonės nešė kryžius, kad pagerbtų mirusius artimuosius bei karius. 1961 metais jis buvo pradėtas naikinti sovietinės valdžios. Mediniai kryžiai buvo deginami, metaliniai vežami metalo laužo, visas kalnas buvo naikintas buldozeriais. Bet žmonės nepasidavė ir net dar daugiau jų pradėjo nešti ir statyti ten savo kryžius. Dabar Kryžių kalne stovi daugiau nei 100 000 kryžių. Ir nors ši vieta yra paskelbta šventa ir joje 1993 metais lankėsi pats popiežius Jonas Paulius II, pasaulyje ji yra žinoma kaip viena šiurpiausių vietų. 9 vieta – Varoša, Kipras. Varoša yra visiškai apleistas miestas ant Kipro pakrantės. Jame negyvena nei vienas žmogus. Šis miestas buvo evakuotas po turkų invazijos 20-ajame amžiuje. Dabar Varoša stovi sustingęs ir nepaliestas, primindamas, kaip tiksliai atrodė gyvenimas 1974-aisiais. 8 vieta – Overtowno tiltas Škotijoje. Iš pažiūros senas ir paprastas tiltas Škotijoje iš tikrųjų yra keistų reiškinių traukos objektas. Nuo 1960 metų nuo jo nušoko ir nugaišo, kitaip tariant, nusižudė jau daugiau nei 600 šunų. Iki šiol nėra žinoma, kas tai paveikia šunis einant šiuo tiltu. 7 vieta – Muinakas, Uzbekistanas. Kadaise Muinakas buvo didelis uostamiestis prie Aralo jūros, iki kol Sovietų sąjungos valdžia nenusausino šios jūros savo žemių drėkinimui. Dar ir šiandien vidury smėlėtos dykumos, kur kadaise buvo jūra, stovi laivai vaiduokliai, primenantis apie kadaise gyvavusi miestą su dideliu uostu. 6 vieta – Kaulų koplyčia Portugalijoje. Tai romėnų šventykla, kuri buvo pastatyta iš ten mirusių vienuolių kaulų. Ši koplyčia padaryta iš mažiausiai 5000 žmonių skeletų. 5 vieta – Hašima sala Japonijoje. Į šią salą 20 amžiaus pradžioje atsikėlė tūkstančiai žmonių, nes joje buvo gausu anglies. Jie čia įsikūrė, pastatė miestą ir gyveno iki tol, kol 1974 metais baigėsi naudingos iškasenos, o anglį pakeitė nafta ir visas miestas išsikėlė gyventi svetur. 4 vieta – Tuol Sleng, Kambodža. Šis pastatas kadaise buvo vidurinė mokykla, bet vėliau valdžia jį pavertė griežtai saugomų kalėjimų. Tačiau visi 20 000 čia kalėjusių nusikaltėlių buvo nukankinti ir nužudyti per 4 metus. Nuo 1975 metų iki 1979. Dabar čia yra įsteigtas muziejus, kuriame lankosi bebaimiai smalsuoliai iš viso pasaulio. Sakoma, kad ten vis dar galima išgirsti iš skausmo šaukiančius kalinius. 3 vieta – Savižudžių miškas Japonijoje. Okigahara tai miškas, kuriame nuo 1950 metų nusižudė jau daugiau nei 500 nevilties apimtų japonų. Miesto valdžia ten pristatė daugybę ženklų ir užrašų, tokių kaip tavo gyvenimas yra didinga dovana nuo tavo tėvų arba pasitark su policija prieš nusprendžiant numirti ir panašių. Daugybė japonų ten ateina ir pasistato palapines, kai kurie net kelias savaitės gyvena miške svarstydami ar atimti savo gyvybę. 2 vieta – Pripetė, Ukraina. Visi 50 000 gyventojų buvo iškeldinti iš šio miesto po Černobylio katastrofos 1986 metais. Dėl radiacijos jis iki šiol yra nepaliestas, o jame negyvena nei vienas žmogus. Manoma, kad į jį žmogus kojos neturėtų kelti dar bent 1000 metų. Pirma vieta – Lėlių sala Meksikoje. Donas Julianas Sultana buvo šios salos šeimininkas. Vieną dieną Donas pranešė, kad jis rado nuskendusią plūduriuojančią mergaitę šalia jo salos kranto.
Po kiek laiko jis toje pačioje vietoje rado plūduriuojančią lėlę. Jis pakabino ją ant medžio, o tada taip pat padarė su dar tūkstančiais kitų lėlių, tai pagerbdamas mergaitės mirtį. Lėles savo saloje jis kabino 50 metų, kol pats nenuskendo savo vandenyse. Dabar ši sala yra viena labiausiai turistų pamėgtų vietų.